Laiškas romiečiams. Pirmas skyrius. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie jo sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventumo dvasia, per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo mylimiesiems esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems. Tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jūs visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. Man gali paliudyti Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas jo sūnaus evangeliją, jog be paliovos jūs prisimenu visuomet savo maldose prašydamas, kad Dievui leidus man pavyktų kaip nors atkeliauti pas jūs. Aš trokštu jūs pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog nekartą ketinau atvykti pas jūs. Deja, iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių, kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių kaip ir kitose tautose. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti evangeliją. Aš nesigėdiju evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisingumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškosios prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmonijama. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo.
pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, atiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Antras skyrius. Esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Juk teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai teisia tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai žmogau teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsęs Dievo teismo? Kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? Deja, savo užkietėjimu bei neatgailojančia širdimi, tu pats sau kaupi rūstybę dienai, kurią apsireikš Dievo rūstybė ir jo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus. Tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą, amžinuoju gyvenimu, o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pykčiu ir rūstybę. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą, pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas. Visi, kurie nusidėjo neturėdami įstatymo, pražus be įstatymo. O visi, kurie nusidėjo turėdami įstatymą, bus nuteisti pagal įstatymą. Teisūs Dievo akyse ne įstatymo klausytojai, teisūs bus pripažinti įstatymo vykdytojai. Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintys įstatymo, yra patys savo įstatymas. Jie įrodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse ir tai liudija jų sąžinė bei mintys, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą. Aną dieną Dievas per Jėzų Kristų teis žmonių slėpinius, kaip sako mano Evangelija. Aure tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu. Tu pažįsti jo valią ir įstatymo pamokytas išmanai, kas geriau. Esi įsitikinęs galys būti aklųjų vadovas, švyturys tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turys įstatymę išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėlgi, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs? Kodėl įkalbėdamas nevogti, pats vagi? Skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji. Bodėdamasis stabais, pats apiplėši šventovės. Giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą. Juk parašyta, dėl jūsų piktžodžiauja Dievo vardui pagonys. Apipjaustymas naudingas, jei vykdai įstatymą. O jeigu esi įstatymo laužytojas, iš apipjaustyto virsti neapipjaustyto. Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi įstatymo reikalavimų, argi jo neapipjaustymas nebus įskaitytas apipjaustymu? Taip, pagal gymį neapipjaustytas,
Bet vykdantis įstatymą žmogus pasmerks tave, kuris lauža įstatymą, turėdamas jo raidę ir apipjaustymą. Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Anaiptol, tik tas yra žydas, kuris toksai viduje. Ir tik tai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo. 3 skyrius. Koks tada pranašumas būti žydu, arba kokia nauda iš apipjaustymo? Visokeriopas. Pirmiausia, tas, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. Jei kai kurie tapo neištikimi, negi jų neištikimybė panaikins Dievo ištikimybę? Nieku būdu. Dievas išlieka tiesakalbis, o kiekvienas žmogus melagis, kaip parašyta, kad tavo žodžiai būtų pripažinti teisūs ir laimėtum, kai esi teisiamas. Jei mūsų neteisumas iškelia Dievo teisingumą, kągi sakysime? Gal Dievas neteisus rūsčiai bausdamas? Kalbu, kaip žmonėms įprasta. Nieku būdu. Kaip tada Dievas galėtų teisti pasaulį? Bet jeigu Dievo tiesa per mano melagystę tik skaidriau sušvito jo garbei, tai kam dar teisti mane kaip nusidėjėlį? Gal jau imkime ir darykime blogą, kad išeitų gera, kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbiant? Šitokie tikrai smerktini. Tai kągi, ar mes turime pirmenybę? Visai ne. Juk jau įrodėme, kad ir žydai, ir pagonys visi yra nuodėmės pavergti, kaip parašyta. Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi pasiklydo, visi nuėjo vėjais, nėra kas darytų gerą, nėra nė vieno. Jų gerklė atviras kapas. Savo liežuviais klastas jie raizgė. Gyvačių nuodai jų lūpose. Jų burna pilna keiksmų ir kartumo. Jų kojos eiklios kraujo pralieti. Jų keliais skuba griovimas ir skurdas. Jie nepažino taikos kelio ir nestovi prieš jų akis Dievo baimė. O mes žinome, jog įstatymo reikalavimai paskelbti tiems, kurie yra pavaldūs įstatymui, kad visos burnos susičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymu ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinomi dovanai jo malonę dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisingumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Argi Dievas tik tai žydų Dievas?
Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių. Nes tai yra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis. O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu. Priešingai, mes įstatymą patvirtiname. 4 skyrius. O ką pasakysime gavus Abraomą, mūsų protėvį pagal kūną? Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik žinoma ne Dievui. Bet ką sako raštas? Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malone, bet prievolė. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas vyras, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito. Ar šis palaiminimas taikomas tik apipjaustiesiems, ar ir neapipjaustiesiems? Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar dar prieš apipjaustymą? Ne po apipjaustymo, bet prieš tai. Jis gavo apipjaustymo žymę kaip antspaudą tikėjimo teisumo, kurį turėjo būdamas dar neapipjaustytas. Taip, jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš neapipjaustytųjų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas, ir tėvu tiems apipjaustytiesiems, kurie ne tik apipjaustyti, bet ir vaikščioja pėdomis mūsų tėvo Abraomo, kuris tikėjo, būdamas dar neapipjaustytas. Ne įstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai tebūtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas taptų tuščias, o pažadas liktų bevertis. Juk įstatymą lydi rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra nė nusižengimo. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvu. Tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina numirusius ir iš nebūties pašaukia būti daiktus. Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta. Tokia bus tavoji ainija. Jis nesvyruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros įsčias apmirusias. Jis nepasidavė netikėjimu Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tačiau ne vien apie jį parašyta, jam buvo įskaityta, bet ir apie mus. Nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikėsime tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų, paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti. 5 skyrius. Taigi,
nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandytą dorybę, išbandyta dorybė viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtu metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisų jį, nebent kas ryžtųsi numirti už gerą darį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mūsų taikino su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, dar galime didžiuotis Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėlto, nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė ne tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonės dovana su kaupu atiteko daugybei. Ne taip yra su dovana, kaip su vieno žmogaus nusikaltimu. Juk teismas virto pasmerkimu dėl vieno kaltės, o malonė iš daugybės nusikaltimų atvedė iki nuteisinimo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. 6 skyrius. Kągi sakysime? Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Nieku būdu. Mirę nuodėmei, kaipgi toliau gyventume joje? Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje?
Taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Taigi, tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmei savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save, kaip iš mirusiųjų atgijusius, ir savo narius, kaip teisumo ginklus. Jumyse neturi viešpatauti nuodėmė. Jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Tai kągi, gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Nieku būdu. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Aš kalbu, kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. 7 skyrius. Argi nežinote, broliai, aš kalbu išmanantiems įstatymą, jog įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas? Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris įstatymo surišta su vyru, kol jis gyvas. Jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo, rišusio ją su vyru. Taigi, ji vadinsi svetimautoja, jei vyrui gyvam esant bus žmona kitam. Bet jei vyras miršta, ji tampa laisva nuo įstatymo ir, būdama žmona kitam, nebėra svetimautoja.
Šitaip, mano broliai, ir jūs esate per Kristaus kūną mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam, prikeltajam iš numirusių, ir kad mes visi duotume vaisių Dievui. Kol dar gyvenome kūniškai, mūsų sąnariuose veikė įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros, ir mes davėme vaisių mirčiai. O dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome surišti, esame išsivadavę nuo jo, kad tarnautume atnaujintą dvasią, o ne pasenusią raidę. Kągi sakysime? Gal, kad įstatymas yra nuodėmė? Nieku būdu. Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo. Ir nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs negeisk. Bet pagavusi progą, nuodėmė per įsakymus pažadino manyje visokius geismus, o be įstatymo nuodėmė negyva. Aš kadaise gyvenau be įstatymo. Paskui, atėjus įsakymui, atgijo ir nuodėmė, o aš numiriau. Taip man paaiškėjo, kad įsakymas skirtas gyvenimui nuvedė mane į mirtį. Įsakymo paskatinta nuodėmė mane suvedžiojo ir juo mane nužudė. Taigi įstatymas šventas. Įsakymas taip pat šventas, ir teisingas, ir geras. Vadinasi, geras dalykas man tapo mirštamas? Nieku būdu. Bet nuodėmė parodė savo nuodėmingumą tuo, kad atnešė man mirtį pasinaudodama geru dalyku. Dėl įsakymo nuodėmė pasirodė esanti be saiko nuodėminga. Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tuomet pripažįstu, jog įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštu padaryti gerą, prie manęs prilimpa bloga. Juk kaip vidinis žmogus, aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisvių nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose. Vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. 8 skyrius. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymų. O ko įstatymas nepajėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas,
tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasią, dvasios reikalais. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Kūno siekimai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi, vedami Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Abba, Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet paverdėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.
o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime dėl to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje, Kristuje, Jėzuje. 9 skyrius. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus. Visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis. Ne visi kilę iš Izraelio priklauso Izraeliui. Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, kaip pasakyta. Iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Tai reiškia, ne kūno vaikai yra Dievo vaikai, bet tik tai pažado vaikai laikomi palikuonimis. O pažadas taip skamba. Apie tą laiką aš ateisiu ir Sara turės sūnų. Ir ne tik ji, bet ir Rebeka, pradėjusi 2 nuo vienintelio mūsų tėvo Izaoko. Dar jos dvyniams negimus ir jiems dar nepadarius nei gero, nei blogo, kad įvyktų laisvai pasirinktas Dievo nutarimas, ne dėl darbų, bet šaukiančiojo valia, jai buvo pasakyta. Vyresnis tarnaus jaunesniam, kaip ir parašyta, Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiau. Kągi pasakysime? Gal Dievas neteisingai daro? Nieku būdu. Jis Mozei kalba. Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti. Ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga,
bet nuo gailestingojo Dievo. Juk raštas faraonui sako, aš tam išaukštinau tave, kad parodyčiau savo galybę ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Vadinasi, ko jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkietina. Gal man prikiši, o už ką tada jis mane bara? Kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Ak, žmogau, kasgi tiesą sakant tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi lipdinys klausė lipdytoją, kam mane tokį padarei? Ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą puošnų, o kitą paprastą? Ir jeigu Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo galybę, didžiu kantrumu pakentė pražūčiai nužiestus rūstybės indus, kad apreikštų ir savo šlovės lobius gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė garbei. Kaip tuos pastaruosius, taip ir mus jis pašaukė ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių. Dievas kalba Ozėjo lūpomis. Ne savo tautą pavadinsiu savąją tautą ir nemylimą mylimąją. Ir toje vietoje, kur jiems buvo sakyta, jūs ne manoji tauta, ten jie bus vadinami gyvojo Dievo vaikais. O Izaijas šaukia apie Izraelį. Nors Izraelio vaikų skaičius būtų kaip jūros miltys, tik likučiai bus išgelbėti. Tesėdamas savo žodį ir skubėdamas, tai atliks žemėje Viešpats. Izaijas nusakė iš anksto, jei kareivijų Viešpats nebūtų mums Ainijos palikęs, būtume pasidarę kaip Sodoma, būtume į Gomorą panašūs. Tai kągi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios visai neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis, ieškojęs tiesumo įstatymo, nepasiekė įstatymo. Kodėl? Todėl, kad siekė ne tikėjimu, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai padedu Sijone suklupimo akmenį, papiktinimo uolą. Bet kas juo tiki, neliks sugėdintas. 10 skyrius. Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda Dievui yra už juos, jų išgelbėjimui. Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, kuriam tačiau trūksta išmanymo. Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. Juk įstatymo tikslas Kristus, atėjęs nusteisinti kiekvieno, kas tiki. Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo. Jį vykdydamas žmogus juo gyvens. Teisumas iš tikėjimo kalba. Nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų. Tai yra Kristaus atsivesti. Arba kas nusileis į bedugnę. Būtent Kristaus iš numirusių atsijimti. Bet ką jis sako? Arti tavęs žodis. Jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.
Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganymą. Raštas juk sako, kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats turės turtų visiems, kurie jo šaukiasi. Kiekvienas, kuris šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? O kasgi skelbs nesiųstas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerą naujieną. Bet ne visi pakluso gerajai naujienai. Aure Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas iš klausymo, klausymas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne? Po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato? Bet Mozė pirmas sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą ne tautai, apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta sakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraeliui sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesę savo rankas į neklusnią ir prieštaraujančią tautą. 11 skyrius. Tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu. Juk ir aš izraelitas iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino genties. Dievas nestūmė savosios tautos, kurią iš seno yra pasirinkęs. Ar nežinote, ką sako raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievui Izraeliu? Viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus. Aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš palaikiau dar 7,000 vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. Bet jei malonės, tai ne dėl darbų. Antraip malonė nebūtų malonė. Tai kaipgi? Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekęs. Pasiekė tik tai išrinktoji dalis. Kiti užkietėjo, kaip parašyta. Dievas siuntė jiems svaigulio dvasią, kad akys neregėtų ir ausys negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų vaišių stalas tepavirsta spąstais, žabangais, suklupimo pinklėmis ir atpildu. Tegul apspanksta jų akys, kad neregėtų ir jų nugarą laikyk nuolat sulenkta. Tada aš klausiu, ar izraelitai taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu. Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganymas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma? Jums kilusiems iš pagonių aš sakau, būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių.
Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu, laukinis alyvmedis, esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinau, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas? Gerai, jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimo. Tad nesipuikuok, verčiau bijok. Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet ir anie, jei nepasiliks netikintys, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl priskiepyti. Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma. O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai. Bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėliai savųjų protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme. Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kas jį pažino viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. 12 skyrius. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Dėliai man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotą įtikėjimo laipsnį. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje.
o pavieniui vieni kitų nariai. Turime įvairių dovanų, dėstis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi, laikydamasis tikėjimo. Kas dovana tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, tegul moko. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovana šelpti, tegul šelpia dosniai, į kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumo darbams, tegul pagelbė kitiems su džiaugsmu. Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Niekam net mokėkite piktu už piktą, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį. Jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. 13 skyrius. Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. O kurios yra, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gerą darant, o piktą. Nori nesibijoti valdžios, daryk gerą ir susilauksi iš jos pagyrimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai blogą, bijok, nes ji neveltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems piktą. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokestį mokestį, kam muitą muitą, kam baimę baimę, kam pagarbą pagarbą. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko piktą artimui. Taigi meilė
įstatymo pilnatvė. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau, negu tuo met, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirigimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. 14 skyrius. Silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių. Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tik tai daržoves. Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė Dievas. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną? Juk ar jis stovi, ar puola, tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes viešpas turi galią jį palaikyti. Ir vėl, vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai viešpačiui. Kas valgo, valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui. O kas nevalgo, nevalgo viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena savo, nė vienas savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Tai kaipgi tu smerki savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelias ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau pasiryžkite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. Aš žinau ir esu tikras viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet jei kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. Jei tavo brolis liūdi, kai tu viską valgai, tu jau nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Savo valgymu nepastumėk į pražūtį to, už kurį mirė Kristus. Ką jūs gerai darote, tegul nebūna akstinas piktžodžiauti. Iš tiesų, Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms. Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Taigi negriauk Dievo darbo dėl maisto. Nors viskas tyra, bet gali tapti bloga žmogui, kuris valgo, piktindamas kitus. Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas gali pastumėti brolį į nuodėmę. Savo įsitikinimą pasilaikyk savo viduje ir Dievo akivaizdoje.
Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes elgiasi ne pagal įsitikinimą. Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė. 15 skyrius. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybes, ne sau pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo labui ir pažangai. Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet taip, kaip parašyta, tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė Dievo garbei. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisybės, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardu giedosiu. Ir vėl sakoma, džiaukitės pagonys kartu su jo tauta. Ir dar, girkite visi pagonys viešpatį, te aukština jį visos tautos. Ir Izaijas kalba, ateis Jesės atžala, tasai, kuris pakils valdyti pagonių, ir juo vilsis pagonys. Taigi vilties Dievas jūs, gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Aš jums parašiau kiek per drąsiai, norėdamas jums tai priminti ir remdamasis man Dievo suteiktąją malonę, būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo evangeliją, kad pagonys taptų primtina atnaša šventosios dvasios pašventinta. Taigi, Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu, ženklų bei stebuklų gale ir Dievo dvasios galybę. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. Be to, maniau esant garbingiau skelbti evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas ir nestatyti ant svetimų pamatų, bet kaip parašyta. Pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję. Todėl aš ir buvau daugel kartų sutrukdytas ir neatvykau pas jus. O dabar, šiuose kraštuose nebeturėdamas kitų užmojų, ir jau daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, aš apsilankysiu, keliaudamas į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir gauti paramos kelioniai, prieš tai bent tiek tarp jūsų pailsėjęs. Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. Mat Makedonija ir Achaja nusprendė padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams sušelpti. Jos taip nusprendė ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai privalo jiems patarnauti bent medžiaginę paramą.
Taigi, baigęs šį reikalą ir mezliavą jiems tvartingai atidavęs, aš keliausiu pro jus į Ispaniją. Ir žinau, kad atvykdamas pas jus atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę. Todėl aš maldauju jūs, broliai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios dovanotosios meilės dėliai, kartu su manimi ir už mane kovoti maldomis Dievui, kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems ir kad Dievo valia su džiaugsmu atvykęs pas jus atsigaivinčiau jūsų draugėje. O ramybės Dievas tebūnie su jumis visais. Amen. 16 skyrius. Aš pavedu jums mūsų sesę Febę. Ji yra Kenchrėjos bažnyčios diakonė. Priimkite ją viešpatyje, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kaip prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas gelbėtami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios. Pasveikinkite ir bendruomenę susirenkančią jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje įtikėjusį Kristų. Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi. Jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus. Sveikinkite mano mylimąjį Kristuje Amplijatą. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. Sveikinkite Apelį išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų. Sveikinkite mano tautietį Herodijoną. Sveikinkite tuos iš Narciso šeimynos, kurie yra viešpatyje. Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl viešpaties. Sveikinkite išrinktąjį viešpatyje Rufą, taip pat ir jo bei mano motiną. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jūs sveikina visos Kristaus bendruomenės. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Jūsų klusnumas žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera, ir nesiveltumėte į blogį. O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis. Jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jūs viešpatyje. Jūs sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jūs sveikina Erastas, miesto iždininkas ir brolis Kvartas. Tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties nutylėtos per amžinuosius laikus,
o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen.